Jau 10 metų Vilniaus rajone, Dūkštų apylinkėse, veikia menininkės Beatričės Kelerienės įkurtas Anagama keramikos centras. Čia keramikos entuziastai ir profesionalai turi galimybę susipažinti su išskirtinėmis keramikos technikomis, degant molio kūrinius malkinio degimo aukštakrosnėje, vadinamoje Anagama. Keramikos centro veikla atnaujinta Buivydų kaime, pasinaudojus kaimo plėtros programos parama pagal Vilniaus rajono vietos veiklos grupės vietos strategijos priemonė, kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas. Projektu siekta keramikos centro infrastruktūrą pritaikyti edukaciniai veiklai ir kūrybinėms stovykloms. Paramos lėšomis įmonė Karmazinų keramika įrengė stoginę su būtina įranga 12 darbo vietų keramikos edukacijų dalyviams. Ilgametė Beatričės Kelerienės patirtis, sukaupta dirbant su malkinio degimo aukštakrosnėmis Japonijoje ir bendradarbiaujant tarptautiniuose profesionalų keramikos simpoziumuose, paskatino meistrę imtis jau antros Anagama krosnės įrengimo Buivyduose. Iš pažiūros nesudėtingas įrenginys Anagama paklūsta tik užtikrintai savo veiklą išmanančiam meistrui. Virš 100 valandų trunkantis degimas, valdant liepsnas 1300 laipsnių karštyje, pareikalauja ir aiškaus savo tikslo suvokimo ir tvirtesnės už metalą ištvermės. Anagama beje valdančio meistro yra niekas. Rezultatai priklauso ne nuo krosnės, o nuo meistrystės, tokios, kokią yra sukaupusi menininkė Beatričė. Tokiomis senovinėmis keramikos technikomis kaip malkiniam degimui išmokti nėra vadovėlių, o ir būti jų negali. Pernelyg daug šiuose procesuose niuansų, kuriuos vargiai kas išmatuos. Archaiškos keramikos meistrystė įgyjama ir perduodama archaišku būdu, tik tiesiogiai dirbant su patyrusiu meistru. Todėl ir paklausa profesionalų simpoziumams bei entuziastų edukacijoms Anagama keramikos centre Buivyduose yra nepaprastai didelė. Įdomus atradimai čia laukia ir vaikų, ir suaugusių, net pirmą kartą pabandžiusių sukurti ką nors iš molio. Malkinio degimo keramikos darbai tinkamiausi yra šiltuoju metų laiku. Su keramikos procesais niekur nepavyks nuskubėti, todėl edukacijų dalyviai džiaugiasi turėdami sąlygas leisti laiką atvirame ore gražiame senovinėme kaime, tokioje aplinkoje, kokioje per amžius buvo puoselėjama malkinio degimo keramika.